Labadiena, Deividai. Na, kol kas savo pašnekovo dar nekalbinu, nes jisai važinėja dviračiu štai ten ganėtinai toli. Tikiuosi, kad jisai jau atvažiuos pas mus po truputėlį. Gediminas Nemanis, štai elektrinė dviračio sumanytojas ir išradėjas, kuris iš tikrųjų, na, turbūt nedaug kas žino, bet šis šiuo elektriniu dviračiu važinėja turbūt viso pasaulio žmonės, kai Gediminai labadiena pasirminėjai. Tai... Labadiena, Lietuva. Sakyk, pirkėjai turi iš viso pasaulio. Taip, perka visas pasaulis šią sistemą dviračiams, nuo Japonijos, Taivano iki Brazilijos, Kanados ir Amerikos. Kaip sumanėjai tokį dviratį sukurti? Kūriau daug metų, viską kūriau iš tikrųjų, nuo reaktyvinių variklių iki įvairių kitokių elektrinių dviračių, tai tiesiog ir tuo pačiu važinėjau su sportiniais dviračiais. Tai vieną dieną tiesiog pagalvojau, kad reikia apjungtas dvi aistras ir gavosi taip rabi. Kaip čia, taip parodykim truputį ir paaiškinkim žiūrovams, kaip veikia tas dviratis. Taip, čia yra ne dviratis, čia yra tiesiog elektrinė pavara dviračiams. Tai yra vienas modulis, tai paaiškiai, visas elektrinis dviratis suspaustas į vieną mažą paketą. Tai yra akumuliatoriai, elektronika, variklis, viskas vienoje vietoje. Per kelias sekundės galima uždėti ant be kokio dviračio ir tiesiog paspaudus mygtuką važiuoti. Kiek galima važiuoti į Pakrovą? 25 km, visiškai ne minus. Neminės, tai čia labai tinginėliams, kurie minti tingi labai patogu? Čia labiau patogu tiem, kurie kasdieną važiuoja į darbą su dviračiu. Tada atvažiuoja į darbą nesuprakaitavęs, nereikia įti dušą ir taip laimi 15-20 minučių darbo dienos laiko. O pakrauti reikia specialiuose kažkokiuose tai? Ne, jisai komplektuojamas įkroviklis, per 2 valandas be kokios frazetės galima įkrauti šią sistemą pilnai. Ar lietuviai perka, sakykit, dviračius? Kol kas ne. Kodėl, kaip mano? Nes Lietuvoje mažai kas naudoja dviračius kaip kasdienę transporto priemonę. Taip. Prie mūsų kaip tik priėjo vienas ponas, kuris labai domėjasi šią elektrinį dviračią. Kaip jums toksai išradimas? Turėjau kokius 5-6 mažesnį vidutinio ir sudedamą ir tokį turiu. Dabar vieną turiu, tokį vadinasi kalnų dviratis. Nu, panašiai kaip šitas. Man labai įdomu, ką jūs... Tiesa, jūsų klausimas. Elektrinis dviratis jums kaip? Visiškai neblogai, bet dabar pas mane idėja kilo. Kodėl nepardavinėt vien tik tai šitą modulį? Mes jį vien tik ir pardavinėjom. Dviratis gali būti bet koks, ar tai kalnų dviratis, ar miesto dviratis. Taip. Bet jūs kaip dviratininkas, kaip manot, na tai pusė malonumo, taigi mini, sportuoja, viską čia su elektriniu. Nu, patinginiautigi irgi yra malonumas šitam pasaulyje, suprantat, ne vien tik tai visą laiką mint. Gediminai, kiek kainuoja? Dabar kainuoja truputėlį daugiau negu $1000. Žinau, kad Kaune viešėjęs Richardas Bransonas susidomėjo, turbūt ir apžiūrėjo tavo dviratį, na, kokie jo buvo vertinimai? Jam labai patiko šis daiktas visų pirma, šiaip jisai labai žavėjosi tom, kad Lietuvoje būtent ir Kaune kuriamos tokios technologijos, kurios sprendžia tokias problemas kaip žaliasis transportas ir oro taršos mažinimas. Jam labai patiko tai. Žinau, kad planuoja ir nusiųsti. Tai planuojam nusiųsti vieną egzempliorių jam į jo salą, kad važinėtų. Dviratis, sakyk, sunkus yra, na, jeigu taip. Pats dviratis tai sveria kaip paprastas dviratis, jo, bet sistema sveria 6,5 kg. Tai gal dabar tada pavažiuok, pasižiūrėsim, kaip tu važiuoji ir gerų išradimų turbūt ateityje. Gerai, ačiū labai, dėkui visą. Pasižiūrėsim dabar, pavažiuos Gediminas truputėlį, iš tiesų labai tyliai dirbantis dviratis. Tai štai, Deividai, toks dviratis yra išrastas Kaune. Na, tikiuosi, kad žiūrovai susidomėjo šito išradimu ir galbūt pabandys pavažinėti tokiu elektriniu dviračiu. Kaip tu manai? Nu, manau, kad tikrai sudominai. Ačiū, tai buvo kolegė iš Kauno, tiesiogiai Jūratė Anilionytė kalbino elektrinio dviračio išradėją, kurio išradimu naudojasi jau viso pasaulio piliečiai. Na, o mes laidą pratęsime po kelių akimirkų ir tiesiogiai jungsimės į Valdovų rūmus.